Dar vienas dalykas, aš žinau, kad jūs turite apdovanojimų ir skautiškų apdovanojimų, ar ne? Gal galėtumėte trumpai pasakyti, kokius juos turite? Nu tai, matot, aš turiu pusę krūtinis apkabinėta ordinais ir medaliais. Ir aš čia sakau, kad aš čia juos kartais užsidedu valstybės dieną, kad jūs primintumėt, jūsų tėvai prisimintų Brežnevo amžius, kuris buvo apsikabinėjęs per abudu pečius. Ja. Bet man įdomiausia šiandieną, kaip istorinės diena, tai yra medalis, kurį aš gavau 37 metais baigėdamas karo mokyklą kaip atsargos karininkas, ir tas medalis yra užkabintas ant nuotraukos, kur aš stoviu šalia prezidento 38 metais. Tai šitas yra medalis, Vytauto didžiojo ordino 3 laipsnio medalis. Tai jis man brangus, kadangi aš buvau jaunas, tada man nesvietiškai brangus karo mokykla, tada baigė kokie 100 000 ir ar 3 ar 4 medaliai buvo tik užkabinti, tai jau čia buvo. O kitas jau surištas su jubiliejum po antrosios tautinės stovyklos, apie kurią aš pasakojau, turėjau sunkumų, man užkabino jau ordiną, Lietuvos skautų sąjungos Lelijos ordiną. Tai jau šiandien tas yra jubiliejinis dalykas ir aš išdrįsau jums atvežti parodyti. O jau toliau, tai aš gavau ir Vyčio kryžių, kas Vyčio kryžiaus kavalierius, jeigu kas žino, ką tai reiškia. Ir turiu šitą atsargos karininkų medalį, turiu laisvės kovotojų medalį, turiu politinių kalinių tremtinių aukso medalį, turiu net vieną iš žymiausių partizanų 1 laipsnio žvaigždę. Partizanai mane apdovanoja, nors aš bunkeriuose nebuvau, bet jie skaito, kad aš kovojau užsieniuose. Ir ko tik dar porą pamiršau, taigi esu atsargos karininkų sąjungos garbės narys, Tėvynės Lietuvos atgimimo sąjungos organizacija buvo išeivijoje garbės narys, nu ir jaučiuosi garbės nariu skautijos, kadangi yra garbė būti skautu. Kada aš įstojau į skautus, buvo garbė būti skautu ir priimtam į skautų. Garbė tapti skautu. Tai aš jau esu pagerbtas, kada mane priėmė prieš tiek metų skautiją. Ir aš linkiu jums išnešioti skautų garbę aukštybėse ir pritraukti kuo daugiau ne papirkimais, ne pataikavimais, bet parodyti, į kokią organizaciją jie įstoja stodami į skautų sąjungą, kad daug kas gerų jaunų žmonių jaustųsi pagerbti įstojami į jūsų sąjungą. Tai tai linkėjimai, Dieve jums padėk ir visą tai aš visada sakau, kad nepamirškit, kad yra įžodis tėvynei. Ir daugelis mano atsisako to tėvynė įžodžių, sako, tai yra politika. Ir sumaišo, yra skirtumas tarp partijos, dalyvavimą partiją ir propagandą varant. Ir būnant piliečių politikus, žinant savo istoriją, atliekant pilietinę pareigą, o daug kas sumaišo ir skautus, net ir ateitininkus, išjungia iš dalyvavimo savo valstybės kūrime ir savo ateities kūrime. Tai yra skirtumas. Skautai nėra partinė organizacija, bet yra politinė, nes jos įžodį yra tėvynei. Tai kaip tu gali būti, nebūdamas piliečių, nebūdamas politikoje, vien savo buvimu atlikti savo šitą tėvynei įžodį. Aš sakau, kad žmogus dalyvauja politikoje gimdamas kaip statistika,
Ir mirdamas, kaip sostika, jau jisai dalyvauja politiką. O pirkdamas ar sviestą, ar majonezą, ar pirkdamas baltą duoną, ar jo irgi politikuoja moteris. Ir pakelia vieną pramonę ir kitą. Taip, kad jūs negalit nedalyvauti, bet partijoje labai gerai dalyvauti, bet neskautų sąjungoje, neskautus vadų reikalas kelti vienos ar kitos partijos reikalas. Tai, bet piliečiais negalit, jeigu nesat tikri piliečiai, savo valstybės reikalais besirūpinat, tai neatliekat savo įžodžio tėvyniai dalies. Tai aš tą norėjau iškloti jums, kad būtų aišku, kad jūs niekas man nemaišytų galvų.